žmonės jais, tai Arūnas Bliūdžius, Baltoskandijos akademijos atstovas, mokslinis sekretorius šios akademijos, kuris mums papasakos apie Baltoskandijos bioaktyvės Kazio Pakšto darbus. Labas vakaras, kadangi laiko labai nedaug ir reikėtų skubėti, tai aš galbūt ne visai laikysiuos pranešimo temos, tik išdėstysiu pagrindinės mintis. Pirmiausia, svarbiausi momentai. Profesorius Kazys Pakštas, turbūt ypač kauniečiams žinomas, buvo vienas iš žymiausių 20-ojo amžiaus Lietuvos vizionierių ir apie jį dabar pastaruoju metu yra labai didelis susidomėjimas ir mūsų Baltoskandijos akademija parengė dvi monografijas liečiančias Kazį Pakštą, Juozo Ereto monografiją ir paties Kazio Pakšto darbų rinkinį, kuriame išdėstytos jo visos pagrindinės idėjos. Taip pat profesorius Pšibilskis universitetui irgi išleidęs yra monografiją. Todėl bus galima pasiskaityti taip pat konferencijų medžiagoje. O pagrindinė šio pranešimo tema tai būtent Baltoskandijos idėja ir jos ryšys su dabarties problemomis. Taigi, profesoriaus Kazio Pakšto Baltoskandijos idėja būtent buvo viena iš tų nedaugelio vizijų, nors jisai buvo kritikuojamas tiek anais laikais, tiek dabar už tai, kad buvo per daug didelis svajotojas, bet būtent viena iš, galbūt netgi vienintelė idėja, kuri praktiškai yra įgyvendinta ir dėl to Kazį Pakštą galima vadinti savotišku lietuviškuoju Nostradamu, gerąja prasme. Tos idėjos pagrindas yra būtent nedidelių ir mažų valstybių sąjungos konfederacijos idėja. Ir jeigu imant plačiau, tai pats Baltoskandijos terminas buvo sukurtas grinai kaip geografinis 20 amžiaus pradžioje žymaus švedų geografo Stende Iro. Vėliau jį perėmė taip pat kai kurie politikai, tie patys, žodžiu, irgi švedų politikai, kurie domėjosi Baltijos šiaurės ryšiais, kaip Stokholmo meras Karlas Lindhagenas, kuris rūpinosi pabėgėliais iš Baltijos šalių, taip pat vienas iš tokių charizmatiškų Švedijos tarpukario premjerų Jarlas Brantingas. Tarp kitko labai įdomus dalykas dėl Jarlo Brantingo. Tai žmogus, kuris buvo tikrai toks labai įvairialypis ir sakykime dabar, kai mes kalbame, ką bendro turi, žodžiu, visiškai skirtingos idėjos, tai būtent Karlas Lindhagenas įtakojo, galima sakyti, socialdemokratų partijos atsiradimą Švedijoje ir tuo pačiu Šiaurės šalių asociacijos arba vadinamosios panskandinaviškosios idėjos atgaivinimą. Tai yra, žodžiu, visiškai skirtingi dalykai ir čia aš iš karto paralelę norėčiau išvesti su profesoriumi Kaziu Pakštu, dėl ko jis buvo kritikuojamas, kad iš vienos pusės jisai buvo krikščionis demokratas ir gerąja prasme laikėsi tokio liberalaus požiūrio, o iš kitos pusės pakankamai mokėjo suderinti tą tokį nacionalumą ir reiškia universalumą. Taigi dabar nedetalizuojant paties Kazio Pakšto Baltoskandijos idėjos, kuri yra išdėstyta jo knygutėje Baltoskandijos konfederacija, anglų kalba išleista Kaune, tai yra, žodžiu, perleista Kaune faksimilinis leidimas 94 metais ir dar pakartotas leidyklos Versus Aurėjus prieš porą metų, taip pat, reiškia, lietuviškai neišspausdinta Kazio Pakšto darbų rinktinėje. Čia Kazys Pakštas diskutuoja su kai kuriais 20-ojo amžiaus vidurio geopolitikais, visų pirma su estų profesoriumi Kantu, Edgaru Kantu, kuris Baltoskandijos regioną apibūdino kaip regioną nuo Britų salų iki Fino-Ugrų gyvenamų žemių, iš to regiono, žodžiu, išbraukdamas Baltų žemes, Lietuvą ir Latviją. Tai būtent Pakštas jam, reiškia, oponuodamas, nustatė kitus 9 faktorius ir įtraukė taip pat Lietuvą ir Latviją. Neanalizuosiu, bet vis tik tai netgi pats Pakštas reiškia pamatė, kad jeigu iš tų 9 faktorių, sakykime, 3 šalis, Norvegija, Švedija ir Suomija atitinka visus 9, Danija ir Estija tik 7, Latvija 6, o Lietuva vos 2. Ir bandė jisai nustatyti visai kitus faktorius ir juos apibrėžė.
Tačiau tie faktoriai jau yra truputėlį transformavęsi ir pasikeitę, kadangi laiko tikrai yra nedaug, net nežinau, ar čia liesti kai kurios pagrindinius tokius aspektus, kurie anot Pakšto tuo pačiu Lietuvą susijėjo su Baltoskandija ir reiškia nuo jos atskyrė. Tai galbūt trumpai paminėsiu, tai 4 faktoriai – religinis, lingvistinis, nacionalinis ir geopolitinis. Būtent religinių žodžio aspektų Lietuva visiškai žodžiu iškrenta iš Baltoskandijos konteksto, kadangi tai yra katalikiška valstybė, neprotestantiška ir čia pasireiškia tas galbūt religinė įtaka ir nacionaliniam mentalitetui, čia ir žodžiu nacionalinis faktorius figūruoja, nes tuo pačiu metu, jeigu mums katalikybė Tarybų Sąjungoje padėjo kovoti prieš visą sovietinį režimą labiau negu latviams estams, tai tapus laisviem, nes protestantizmas daugiau akcentuoja vidinę žmogaus laisvę, mums jau sunku reiškia, ir čia kaip daugelio pranešimuose minėta, sunku susikoncentruoti ir reiškia bandyti realizuoti kažką tokio, reiškia individualaus, nacionalinio, pasiūlyti tuo pačiu ir žodžiu Europos Sąjungai, negu latviams ir estams, kurie yra žymiai labiau tuo požiūriu savitesni ir originalesni. Ir nacionalinis klausimas, kadangi, kaip žinome, tik Lietuva, Danija ir Švedija, žodžiu, iš esmės buvo galingos valstybės, nepaisant to, kad Lietuva turėjo tik vieną karalių, tai galima ją lyginti pagal savo turtingą istoriją su Danija ir Švedija, bet netgi Norvegija turi mažesnę valstybingumo istoriją negu Lietuva. Šiaip šito gal nedetalizuosiu. Lingvistinis faktorius yra grinai formalus ir nevaidina jokio ypatingo vaidmens, nebent tik ta, kad tai yra 3 mažų tautų lingvistinių grupių, tai yra 3 fino-ugrų tautų, suomių, estų ir samių, 5 skandinavų tautų, švedų, danų, norvegų, fareriečių ir islandų, bei 2 baltų tautų, lietuvių ir latvių gyvenama teritorija. Na ir geopolitinis faktorius vėlgi yra jau šioks toks minusas Lietuvai, dėl ko Paštas labai pergyveno, nes Lietuva visą laiką buvo žodžiu orientuota arba į pietus, arba į centrinę Europą, arba žodžiu rytus, bet jokių būdų nei vakarus, ar tuo labiau į šiaurę, skirtingai nuo mūsų kaimynų Latvių ir Estų. Tačiau dabar laikai keičiasi ir kogi ta Pašto Baltoskandijos idėja svarbi dabartiniai Europos Sąjungai. Tai galbūt viena iš nedaugelio idėjų, kuri buvo visiškai pilnutinai išbaigta ir pagrįsta. Žodžiu, antras dalykas, kad ta idėja beveik realizavosi, nes 1996 metais balandžio mėnesį Vilniuje įvyko pirmasis Šiaurės tarybos ir Baltijos asamblėjos parlamentarų posėdis, po kurio šitie susitikimai tarp Šiaurės ir Baltijos šalių parlamentarų tapo reguliarūs, taip pat vyko susitikimai ministrų lygmenį, premjerų ir taip toliau ir taip toliau. Vadinasi, ši idėja tapo reali. Na ir trečias dalykas, kad būtent toks pavyzdys bendradarbiavimo, bet čia jau galbūt ne visai Pakšto nuopelnas, o Šiaurės tarybos nuopelnas yra pavyzdys visai Europos Sąjungai. Nes iš tiesų Šiaurės taryba egzistuoja jau nuo 1949, o jeigu taip jau nesigilinant pilnutinai nuo 1952 metų, tačiau kaip nekeista, iki šiol Europos politikai nemato, kad vis tik tai Šiaurės šalių bendradarbiavimas yra žymiai produktyvesnis negu ES šalių. Ir nenoriu pripažinti, kad net ES modelis iš esmės yra nusižiūrėtas nuo vadinamojo panskandinaviškojo modelio, nuo Šiaurės tarybos. Ir jeigu dabar mes pažiūrėsime, netgi dabar, kai Šiaurės taryba praktiškai suskilo, nes Suomija, Švedija, Danija tapo ES narėmis, Norvegija ir žodžiu Islandija bei Farerų salos, kurios priklauso žodžiu Danijai, liko tik tai tokiamis kaip prijaučiančiomis, kaip asocijuotomis narėmis, vis tik tai tas bendradarbiavimas yra paradoksaliai žodžiu išlikęs ir žymiai gyvybingesnis negu ES viduj. Ir nereikia Šiaurės Europos šalims visoms, išskyrus Suomiją, čia išimtis žodžiu įsivesti valiutos, nereikia
žodžiu, priklausyti tom pačiom organizacijom, nes jeigu mes dabar paimtumėm kiekvieną šiaurės šalį, sakykime, jos visos priklauso vis tik skirtingoms tokioms reikšmingoms, reiškia, europinėms organizacijoms, kaip pavyzdžiui, Suomija turi įsivedusi valiutą, priklauso Europos Sąjungai, nepriklauso NATO. Žodžiu, Švedija taip pat priklauso Europos Sąjungai, turi savo valiutą ir nepriklauso NATO. Danija priklauso ir NATO, ir Europos Sąjungai, bet turi savo valiutą. Norvegija priklauso NATO, nepriklauso Europos Sąjungai, turi savo valiutą. Islandija vėlgi dabar bando pasirinkti dar kitokį kelią, o Farerų salos, būdamos Danijos valstybės sudėtyje, sugeba, reiškia, ne tik, kad neįstoti į, reiškia, žodžiu, Europos Sąjungą, bet turėti savo Farerų kroną, kuri yra susieta su Danų krona ir sėkmingai funkcionuoja. Bet čia jau yra detalės, žodžiu, esmė yra tai, kad ko mums reikėtų pasimokinti iš Šiaurės tarybos, pirmiausiai tai, kad Europos Sąjunga turėtų būti kuriama regioninių pagrindų, kelių stambių regionų pagrindų. Apie tai, aišku, žodžiu, Briuselyje šnekama, bet šnekama taip, žodžiu, pusę balso, nes savaime suprantama, čia jūs patys puikiai žinote, kadangi yra, žodžiu, specifika. Ir Europos Sąjungos, žodžiu, trūkumas, kad nepaisant tų visų pozityvių dalykų, kurie liečia mažų valstybių dalyvavimą Europos Sąjungai, vis tik tai šiaurės šalių daugelis pasiūlymų yra, reiškia, nepriimami paprasčiausiai ir dėl regioninio bendradarbiavimo, bet pavyzdys, kaip reikia sugyventi vienam šiaurės regionui ir reiškia, tuo pačiu išlaikyti nacionalinį identitetą, neunifikuotis, išlaikyti savo valiutą, savo, žodžiu, tradicijas ir būti, reiškia, originaliems. Sakykime, jeigu čia aš vėl nenoriu gilintis, laiko nėra, tarp Danų, žodžiu, švedų yra tokie maži skirtumai, žodžiu, ypač jeigu žiūrint iš dabartinio taško, ir vis tik tai tos šalis yra pakankamai individualios ir reiškia, žodžiu, savarankiškos, tai žiūrint taip, kaip mes dabar kartais, reiškia, negatyviai save vertiname, žodžiu, Europos Sąjungos kontekste, tai iš tiesų, jeigu reiškia, ateitų toks laikas, kai Europos Sąjunga... Ne, tai aš suprantu. Tai metu laikas baigėsi. Žodžiu, Europos Sąjunga, reiškia, jeigu vadovautųsi būtent tuo vadinamoju jau, reiškia, patikrintų šiaurės modeliu, tai ir mums lengviau būtų, ir pusė tų problemų tikrai atkristų. Ir dabar, reiškia, transformuojant, žodžiu, Pakšto mintis ir kondensuojant į keturis, žodžiu, reiškinius, į keturis pagrindinius punktus, kodėl Baltoskandija turėtų, žodžiu, ateitį, tai pabaigai galbūt tokie 4 momentai. Pirmiausia, tai būtų, žodžiu, 8 nedidelių ir vidutinių valstybių sąjunga. Žodžiu, reiškia, antras dalykas, valstybių, kurios nuo senų laikų turi vienokius ar kitokius glaudesnius prekybinius ryšius. Trečias dalykas, kad tai valstybės, kurios turi panašų požiūrį į šiuolaikinius procesus Europoje, žodžiu, nepaisant jų skirtingos istorinės praeities. Ir ketvirtas dalykas, tai yra pakankamai simetriškas geografinis regionas, apimantis Šiaurės Europą nuo vakarų iki rytų. Ir jeigu dar, žodžiu, reiškia, priduriant apie Šiaurės tarybos ir Baltijos asamblėjos bendradarbiavimą, jau taip tokią optimistinę gaidą baigiant, kad nepaisant visų, reiškia, žodžiu, politinių diskusijų, tas bendradarbiavimas vis tik tai iki šiol išlieka ir reiškia, tie susitikimai, reiškia, įvairiuose lygmenyse vyksta pakankamai dažnai ir pakankamai produktyviai. Tai dėkui už dėmesį.